7 uždavinys. Reikia apskaičiuoti nuspalvinto trikampio ACT plotą. Mes žinome, kad trikampio plotas, bet kokio trikampio plotas, tai yra lygus pagrindo ir aukštinės sandaugos pusiai. Pažiūrim, mūsų trikampio ACT pagrindas štai čia AT, na, o aukštinė čia yra bukasis trikampis, iš taško C nubraižom statmenį į tiesę AT, gauname, kad aukštinė yra CD. Reiškia, mūsų trikampio plotas yra AT dauginta iš CD pusiau. Pasakyta mums, kad čia yra kvadratas, jo kraštinės ilgis yra 44. Taigi, mums reikia griebti ir sudauginti. AT bus pusė tos kraštinės, tai 22 kart 44 pusiau. Galima skaičiuoti skaičiuotuvu, bet aš tiesiog, kad būtų greičiau, pasirinksiu kitą veiksmų eilės tvarką. 22 padalinsiu iš 2 11, na, o 11 labai lengva padauginti iš 44, 484 kvadratiniai metrai. Štai čia įrašau 484 kvadratiniai metrai.